Bandai pripūsti? Sveiki, vaikučiai! Šiandieną mes pasigaminsime linksmuosius miltinukus, kuriuos galima ir visaip minkyti, ir tampyti, ir taip pat papuošti. Pradedam! Mums reikės balionų, miltų, piltuvėlio ir pagaliuko. Pagaliukas mums padės įspausti miltus į balioną. Pačios geriausios formos balionai skirti miltinukams gaminti, tai yra, kur turi ilgą tokį kagliuką ir jie yra truputį tokie apvalūs čia. Tai ką, pradedam? Įdėjom piltuvėlį į balioną ir dabar reikia išspausti visą orą iš baliono, nes miltinukas nesigaus, jeigu bus daug oro jame. Kuo mažiau oro, iš tikrųjų visą orą įmanoma reikės išleisti. Dabar įsidėsiu miltų. Pirmiausia, juos su pirštu įspaudžiu. Ir iš pradžių išspaudžiame iš miltų kuo daugiau oro. Su pirštu. Ir kai užsikemša, tada su pagaliuku. Ir kodėl mums labai svarbus ilgas baliono kakliukas? Kai visas balionas prisipildo miltų, tada miltus aš nustumiu žemyn. Ir šitaip suminkau. Ir tada baliono kakliuke gauname tuštumą, kurią vėl pripildome miltais. Štai kaip visas miltų kimšimo į balioną procesas ir vyksta. Ir galime įspausti tiek miltų, kiek norim. Tai yra galime pasidaryti tokio dydžio, kokio norime. Na, manau, kad tokio dydžio man pakaks. Visus miltus sudedu į kamuoliuką ir kakliuke lieka tiktais oras, kiek įmanoma. Ir tada labai gražiai galima jį surišti. Tai ką, pasiemam dabar žirklės ir nukerpam viršutinę dalį. Tai va, gavom mūsų didžiausią miltinuką. Tai iš tikrųjų, kuo didesnis, tuo smagiau su juo žaisti, tuo jisai labiau formą išlaiko. Na, iš tikrųjų, turbūt toks dydis yra pats optimaliausias. Pirmąjį miltinuką pagaminome mažiuką, tačiau jisai mažiau išlaiko ištemptą formą. Jis man patinka tuo, kad telpa į delną ir smagu minkyti jį viena ranka. Tada pagaminau kiek didesnį miltinuką. Jisai jau geriau laiko formą, kaip matote. Susukom. Toks gigantas, jisai jau yra didžiulis. Jis yra stabilesnis, formą labiau išlaiko. Jau kaip patempi, taip. Kaip patempi, jis nebegrįžta. Oi, kokie jūs mano miltuoti, oi, kokie nešvarūs. Reikia jūs nuprausti. Nuplaunam. Jie vandens visiškai nebijo, vaikai su jais vonioje žaidžia. Na, apsimiltavot? Nuprausim nuo miltų. Nuplaukim, nes mes juos dabar gražiai papuošim. Tai dabar labai gerai nusausinam su švariu rankšluosčiu. Pasimsime dabar spalvotų siūlų, kaspinėlių, flomasterių ir žirklių. Dabar galime jiems nupiešti veidukus. O iš siūlų padaryti plaukučius. Labai lauksime jūsų komentarų, ar pavyko pasigaminti šių linksmųjų miltinukų. Kokių spalvų juos pasigaminote, kaip juos papuošėte. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto!